start recording. Visai pamiršau apie ekrano įrašymą, kad tau sakei, kad vienoje vietoje per sunku ir nežinai, ką ten reiškia. Apie Python. Galėsiu kurią dieną ateitų pas mane įrašyti Python, dabar parsisiunčiau tokį tinklaraštį apie Python, žinai, nuo A iki Z. Tai bet mačiau, kad tau sakei vienas ten neaišku ir per sunku, tai tuoj aš padalinsiu ekraną. Entire screen. Leisti. Dalinu ekraną. Tai yra chatgpt.com yra toksai ir tu paspaudi pliusą, ne? Aha. Pridėti nuotraukų ir failų arba angliškai. Įsirenki kodą, kurį aš atsisiunčiau iš GitHub'o. Atverti. Aha. Ir paaiškink man šį programavimo kodą, tarsi būčiau 13 pavyzdžiui. Matai? Aha. Ir paspaudžiu Enter ir jisai man perskaito tą kodą. Gerai, paaiškinsiu taip, kad būtum paprasta tai ir kad tai bendras vaizdas, šis aprašo nustatymus ir dabar kiekvieną atskirai. Ir jisai veikia su įvairiais kodais, tik tiek, kad nemokamam ChatGPT gali 3 failus įkelt, paskui 24 valandas laukti reikia. Aha. Tai kiek ChatGPT kainuoja per mėnesį? 23 eurus. Tai ne taip ir mažai. Mokama versija, o nemokama, tai gali naudotis kiek nori, tik tiek, kad paskui 24 valandas laukti reikia. Aha. Tai va, ir čia va viskas paaiškinta. Iš tikrųjų labai mažai kas moka už ChatGPT. Yra 800 milijonų naudotojų, o tik tai 2 ar 3 procentai moka už ChatGPT, tai praktiškai niekas už jį nemoka, visi naudojasi nemokamą versiją. O jeigu nori tyrimams ir moksliniams, taip toliau visokiems dalykams jį naudoti, tada beveik dar 300 eurų kainuoja. Per metus? Per mėnesį. Per mėnesį? O jeigu tiesiog savo reikmėms be apribojimų, tai 23 eurų. Ir tai nemažai. Nu, aš nenaudoju mokamos. Dabar iš vis tengiuosi kuo rečiau naudoti. Ir dar ką pastebėjau, žiūrėdamas tavo vaizdo įrašą, nu, ten tuos čiaudėjimus visus taip toliau, tai dabar šiandien parodysiu, kaip iškarpyti viską, kad gal ateityje praversiu, jeigu darysi ką nors video ar... Bet pradžiai pradėsiu nuo to, kad yra keli video redaktoriai šitam Linux'e, nemokami ir vienas toksai pusiau mokamas, pusiau nemokamas. Nu tai Resolve. Ir pas mane ten labai daug triukšmo buvo, nes aš paleidau tą, kadangi per laptopą įrašinėjau, tai paleidau tą šitą aušintuvą ir girdėjosi triukšmo daug. Tai ten tas aušintuvas dar ne tai baisiai. tą triukšmą gali nuimti su Audacity. Nu, ten labai paprasta Audacity, tuoj vėl pradedu ekrano dalinimuose. Visas ekranas, leisti. Va, yra va tokia va programa Audacity, tau reikia įsirašyti kelias sekundės, nu, čia labai mažas, paieškosiu didesnį. Yra parduotuvėje, ne šito minto, ne? Aha. Mačiau, aš man atrodo, šitą. Va, dabar gerai. Tai gali ta prasme įsirašyti kelias sekundės garso, ne? Paskui pasižymi tą garsą ir efekt šitą analyze noise, ne? Aha. Ir paskui galėsim kurią dieną, ta prasme, galėsim užeiti ir patyrinėsim tada Audacity, biškės tai Ardour naudoju.
bet tau bus per sunku kol kas Ardur. Tai tiesiog jis ir lietuviškai yra. Ne tik angliškai. Audacity? Jo, Audacity? Audacity vadinasi, taip. Mhm. Lietuviški nustatymai yra ne tik angliški, tai efektai analizuoti, pasirenki kelias Mhm. sekundės, kur tyla ir paskui pasirenki visą vaizdo įrašą ir efektai pritaikyti triukšmo tą analizę visai. Mhm. Tai galėsi patyrinėti Audacity. Šiaip iki 3.0.2 versijos Audacity buvo atviro kodo, paskui parsidavė. Mhm. Tai mintė yra, tuoj pažiūrėsiu, kokia versija naujausia. Tuoj pažiūrėsiu. Trys keturi du tai jau bus uždaro kodo, bet gali naudot principę, tau bus paprasčiau negu naudot Ardur. O jis mokamas Audacity? Ne, nemokamas. Ir labai populiarus. Mhm. Galima atsisiųsti ir iš Audacity puslapio, bet geriausia per čia siųstis, aišku, kad... Va, pati populiariausia įrašymo ir garso tvarkymo programa pasaulyje. Mhm. Tai galėsi atsisiųsti ir galėsi pasižaisti su juo. Tai jis tikrai turi, kad analyze noise ir paskui efektai pritaikyti tą triukšmą. Dabar ką ketinu parodyti, tai kad kokie redaktoriai yra, parodysiu nuotraukom, aš nesisiųsiu jų, bet tiesiog parodysiu. Bet visi savo esme panašus, skiriasi tik tai nustatymų išdėstymai. Pats principas vadinasi drag and drop, kada įstumi vaizdo įrašą. Ir gali su juo daryti ką tik tai nori įstumęs jį, tai vadinasi drag and drop. Ir va, pavyzdžiui, aš rodysiu, kaip tau atrodo, va, kaip atrodo Blenderio video redaktorius ir kaip jį pasiekti ir kaip su juo redaguoti minimalius video. Paskui kitus kartus jau parodysiu sudėtingesnius, nes čia man pirmus žingsnius asmeniškai su Blenderio video takelių redaktorium padaryti prireikė 4 valandų kažkur tai. Mhm. Paskui yra va toksai va shotcutas, va pažiūrėk palyginimui kaip jie atrodo, va kaip atrodo Blenderis, Mhm. kaip atrodo shotcutas ir kaip atrodo Kdenlive'as. O funkcijos visų iš esmės tokios pačios pagrindinės yra, tik kitaip vadinasi arba kitaip išdėstyti. Mhm. Tai dabar nieko nelaukdamas pereinu į Blenderį ir namų darbas bus susijęs su tavo tuo filmuku, kur atsiuntei, kad tau nereikėtų naujo daryti. Tai tau jį reikės iškarpyti ir pridėti visokių teksto ten, ar dar ką nors, 5 efektus kokius nors pasirinkti. Mhm. Gerai. Tai dabar taip, ištrinu šitą vaizdo įrašą, dabar kaip Duosi sąrašą efektų. Duosiu sąrašą, galėsiu duoti, jeigu reikia, arba galiu laisvai, kaip su deskletais, ta prasme laisva forma, kaip nori. Duot? Tai duok. Gerai, tai tada pradėsim nuo to, kad atidarom, dabar va neįsaugosi. Atidarau Blenderį ir jo vaizdas pirmiausia atrodys va šitai, visiškai nesusijęs su video redagavimu. Aš tai splešą išjungęs, pas tave didelė tikimybė, kad splešas bus. Jį galima išjungti ir įjungti Edit Preferences, System, Interface, va, Splash Screen, va čia įsijungia jisai. Mane jisai nervina. Bet jeigu jisai įjungtas, tai jisai Preferences, tada File New General, ne taip reikia iš naujo Blenderį daryti. Va,
ir šoka va toksai va splešas. Rodo paskutinius failus, kokius darei. Mhm. Gali pasirinkti, kokį naują failą atidaryti. Ten general ar 3D modeliavimo, 2D animacija, skulptūravimas, vaizdo efektai arba video editing. Tai mums šito va reikia, video editing. Mhm. Bet jeigu šitas plešas išjungtas, kaip pas mane, edit, va vėl preferences, interface, splash screen ir save preferences, tai tada galima pasiekti tiesiog pliusu. O čia va galiai yra pliusas, bet jeigu jisai nesimato, pavyzdžiui, ekranas nėra 1920 1080, tai tada vidurinį pelės ratuką paspaudus galima stumdyti. Mhm. Tipo, jeigu netelpa į ekraną. Mhm. Tada paspaudi pliusą, video editing ir eini video redagavimo. Tai kiek, kad aš rodysiu dabar su paprasčiausiais efektais. Tai kai kurių dalykų Mhm. pas tave gali nebūti, kaip pas mane, va šito gali nebūti, šito gali nebūti, nes aš pluginų prinstaliavęs. Mhm. Tai nebent atsiųsčiau pluginus ir tu pats instaliuotum. Tau tik tai vieną pluginą dabar kokį reikės instaliuoti, tai yra edit preferences, get extensions, power sequencer. Va šitą. Mhm. Nu tai paspaus install šone ir jisai instaliuosis ir aktyvuosis automatiškai. Tau va tokį man Mhm. siūlykis. Tai power Mhm. sequenceriai tik tai. Ką jisai daro? Tai supaprastina Blenderio šitą nustatymus eksportavimo video ir leidžia eksportuoti naudojant visus CPU branduolius. Mhm. Tai dabar kaip įkelt video į Blenderį, kai atsidarom video redaktorių. Aš dabar, kadangi pas mane nepilna klaviatūra yra, tai aš kai kuriuos mygtukus pasakysiu taip, bet aš jų nespausiu. Šiaip, nes nėra pas mane ant šitos klaviatūros home, pavyzdžiui, pažiūrėsiu, ar aš dabar instaliavęs Screencast keys. Ne, neinstaliavęs. Ant šito kompo. Screencast keys tai rodo šone, ką tu spaudai. Ir Mhm. yra toks pluginas, kad iššoka šone pelės žodžiu, pelės formai rodo viską, ką spaudai. Ar klaviatūrą spaudai. Tai dabar, kai atidarai tokį langą, reikia įstumti video. Tai aš einu į vaizdo įrašą, pasirenku belė kokį video, kuris pas mus yra songs, va, pavyzdžiui. Ir įstumia. Ir tada automatiškai įsikelia ir pasikrauna. Net jeigu video Blenderį neturi garso, jis vis tiek įkeliamas su garsu. Viena juostelė yra garsas, kita yra video. Kas gali skirti šiek tiek pas tave, tai va kur šitie yra rutuliukai. Mhm. Tai aš Mhm. visą laiką nusistatau waveform strip. Tai yra, kad rodyti šitą garso bangas. Mhm. Sequencer overlays pasirenku, kad rodytų šitą name, source, duration, animation, kurs, va thumbnails uždedu, color tags ir retimingą. Tai kai uždedi, tai iš tikrųjų visus nustatymus, kai pasidarai, tai gali įsisaugot. Nu, tarkim, tu nusistatai šitus, kad visą laiką thumbnails rodytų, ne? Mhm. Dabar ištrinsiu ant tuščio, va visiškai ant tuščio. Tada va šitus su T raidė įsijungia šitį. Aš irgi pasidarau visą laiką, kad matytųsi šitį kaip After Effects ir visose normaliuose programuose. Tada su N yra kita panelė. Tai aš padarau, kad ji nesimatytų, bet nu N. Tada čia irgi tai N, su T gali reguliuoti. Čia irgi su N gali reguliuoti va šitas va panelės. Tai gali pasidaryti, kas matoma, visus nustatymus ir pavyzdžiui file, defaults, save start to file, įsaugot savo išdėstymą. Mhm. Nu ir gali, ta prasme, čia keis nustatymus visur ir gali įsisaugot juos, nereikia kiekvieną kartą, kad iš naujo atidarėjai. Ir tik tiek, kad aš dabar nepasidaręs, pavyzdžiui, dabar va pasidarysiu, kad playback, sync to audio.
kad garsus sinchronizuoti. Mhm. Nes jeigu įkelsi pačioj pradžioje, tai atrodys, kas čia per nesąmonė, garsas nuo video atsilieka. Mhm. Ir paskui, kai įsikeli tą, tai tada, nu, aš dabar video įsikėliau, bet file tada default save start to file. Ir nereikės kiekvieną kartą iš naujo tada redaguoti. Nu, kiekvieną kartą iš naujo atidaryti, paspaus playback, sync to audio, tada scrubbingą jeigu padarysi. Tai tada bus va toksai va, kad nu kartais lengviau orientuotis. Mhm. Kad va, pavyzdžiui girdisi žodis koks nors ar skiemuo tiktai. Bet jeigu aš jį išjungsiu, tai tada jo nebus. Tuoj. Mhm. Tai šitą, tada jo nebus va ir nebus pagal ką orientuotis. Aš visą laiką įjungiu sync to audio ir scrubbing. Dabar kai įkėliau visą video, pastebi, kad tik tai 250 kadrų yra. Mhm. Tai čia galima su page up ir page home šokinėti ir nustatinėti, bet aš radau paskui su laiku paprastesnį būdą man asmeniškai, kad pasižymi takelį ir paspaudė view, range ir set frame range to strips. Ir automatiškai jisai paskui nustato tą takelį. Tada aš čia neturiu mygtuko home, bet jeigu paspaustų mygtuką home, tai tada jisai sutalpina visą takelį į vieną atkarpą. O klausyk, kai iškerpi per blenderį dalį šito video, Kaip iškirpti? tai jis automatiškai suklijuoja, reikia savarankiškai klijuoti. Yra pluginas, man atrodo, kuris leidžia ta prasme suklijuoti automatiškai, bet aš labiau mėgstu rankinę kontrolę, tai visą laiką, va, iškirpau dabar. Su G raide paimi ir pristumi ir viskas. Bet yra pluginas, kur gali paspausti view ir paskui šitą, tai jeigu gerai atsimenu, ar strip, kad šitą remove spaces vadinasi. Bet man geriau su rankinė kontrolė, nes su rankinė kontrolė paskui gali ilgiau pasidaryti savo perėjimus, visus efektus. Ir dar va, kaip pastebi dabar va, kaip nešu, tai ir kaip kerpu, kad garsas ir video kerpasi kartu. Čia su K raide kerpasi. K. Nuo žodžio, kad ne su C, bet su K. Tai ir su X ištrinu. Pasižymiu su X, tai matai, eina kartu mėlynas takelis visą laiką bus video, žalias visą laiką bus garsas, nebent pasikeisi spalvas. Galima spalvas pasikeisti. Tai va dabar va nešioju su G raide. Nuo žodžio grab. Tai jeigu pastebi, tai kartu nešasi ir video ir garso takelis. Anksčiau taip nebūdavo. Čia tik neseniai tai padarė. Tai paskui strip, disconnect strips, kur pasižymi tuos takelius. Jeigu visus pasižymėčiau, tai tada visur padarytų disconnect strips. Bet dabar aš pasižymiu vieną ir tada va atsikabina garsas nuo video. Atsikabina. Ir pavyzdžiui, aš anksčiau taip darydavau, kai neturėjau mikrofono, kad va, pavyzdžiui, su telefonu įrašai video ir paskui video ištrini ir palieki garsą. Da iš esmės, čia tie va tokie va pradiniai tokie žingsniai yra G. Paskui, jeigu labai daug takelių yra, tai yra GX, tai reiškia G pagal X ašį, kad
patogu labai, va, pavyzdžiui, dažniausiai mano naudojimas yra GY naudojama kombinacija, kad nepakeist vietos, o tiesiog aukštį pakeist takelį. Mhm. Čia gali takelių turėti kiek tik O kas, o kas keičiasi, kai aukštį pakelia? Nu tai žiūrint, ką nori padaryti, kokį efektą. Pavyzdžiui, tekstą nori uždėti, kad tekstas būtų ant viršaus, bet va tarkim aš va pavyzdžiui dabar uždėsiu tekstą, nu tarkim mano takelis gavosi, kad jis automatiškai uždėjo į antrą, į trečią, nu tarkim, kad video įdėjo į channel 3, o garsą į channel 2. Jeigu aš dabar norėčiau įdėti tekstą, tai jisai Mhm. įdeda į pirmą takelį, tai man tada reikia pasikelt su GY. Va ir tekstas. Dabar neseniai irgi padarė tekstą, kad gali redaguoti su tab. Mhm. Kad tabą paspaudęs, nu shift'a visi efektai yra shift'a. Mhm. Šito pas tave nebus, nes čia plugino reikia instaliuoti. Reikės gal kurią dieną užeit pas tave ir suinstaliuoti pluginus tokius, kaip pas mane yra, kad būtų panašus. Mhm. Ir paskui tabą išjungi ir viskas. Ir gali paskui net ir dydį keisti va su šitais kaip After Effectuose. Arba gali čia dydį keisti, jeigu čia patogiau. Čia pasukimą gali reguliuoti, va. Norėjai vandenženklio. Mhm. Mhm. Tai paskui paspaudant paties takelio strip. Va, opacity, nu, tarkim 0,75, viskas permatomas. Tada jeigu paimsi už galų, atsiranda tokia rodiklė. Gali stumdyt ilgį. Mhm. Ir čia tokie labai paprasti efektai. Iš tų tokių dar kas žinomiausias tai yra freeze frame, bet nu aš jį galiu pasiekti visai kitų būdų. Blenderį nereikia. Va dabar va, pas mane, kadangi buvo ilgesnis takelis, aš jį iškapojau. Tai kaip dabar grąžint tik tai, kad būtų šitin, nes jeigu aš eksportuosiu, tai jisai saugos į šitą. O nuo šitos vietos prasidės juoda tiesiog. Tai galima paspaust B, va su B iššoka toksai, pasižymėti visus. Tada View, Range, Set Frame Range to Strips. Ir paskui paspaus Home ir paskui sutalpins į vieną. Mhm. Ir čia tokie patys paprasčiausi efektai. Dar ką galima padaryti su tais iš tokių paprasčiausiai. Shift'a, pavyzdžiui. Color. Nu ir tarkim, aš čia sumažinu tą spalvą. O čia va dabar paspaudžiu ant spalvos, tai šoka va Strip, Tool, Modificator, Sketch, Proxy. Paštu to pas tave nebus, audio nebus pas tave, nes nėra plugino, tai tik tai Strip Tools Modifiers iš esmės. Tai va dabar va tarkim noriu padaryti cenzūrą. Nu tai tarkim susimažinu, pasilginu ilgį, paimu rodiklės, pastumiu ant akių. Dar šiek tiek susimažinu, nes per didelis, nu kaip Parazitė, nežinau ar esi matęs. Dabar pasižymėjau viską, bet su Ctrl Z gali grąžinti. Ctrl Z, tada vėl pasižymiu tik tai, pasižymiu tik tai tą, va, ant akių noriu uždėti. Ir pakeisti spalvą. Tai paimu, pakeičiu, va, ir tarkim, tamsiai žalią ar mėlyną kokią, va, ant akių uždėjau cenzūrą. Ir paskui galiu ir takelį reguliuoti, pavyzdžiui, nebūtinai spalvą, kad su rodiklėm va šitom. Čia yra tiesiog select box. Šitas jisai per daug nieko nedaro, jisai tik tai pasirenka, ką nori pasirinkti, va. Va, spalvą pasirinkau video, vėl spalva, vėl video. Tada čia kursorius, jis irgi nieko nedaro, bet nuo čia va prasideda visas veiksmas kaip After Effectuose. Rodiklės, pasukimas.
didinimas, transformacija vienokia, transformacija kitokia, apkarpyt va galima, va šitaip. Nu, apkarpyt galima ir normaliai, bet čia va pavyzdžiui galima tiesiog ištempt. Ištempt suspausta, ne? Aha. Tai dabar vėl gražinu, kad būtų 90, įsityčiau iš vaizdo įrašo, nu nesvarbu. Vėl pasididinu. Tada yra pipetė, kuri rodo, kokią spalvą pasirinkai. Bet reikia suprast, kas čia parašyta. Ir paskui yra tai, dėl ko Blenderis, ta prasme, vienintelė tokia programa rinkoje yra. Užrašai. Kitos programos neturi tokios funkcijos. Tai dabar, kai parodžiau trumpai, va dabar suimu su Ctrl Z, tai turiu pasiruošęs va video. Nu, girdi, kad kartais trukinėja taip garsas, tai nes čia prieš 4 metus daryta, dar neturėjau nei tokios įrangos, nei... Tai prieš 4 metus, kai dariau, tai čia dar ne taip profesionaliai.
O klausyk, kam naudojamas Pythonas ant deskleto? Dar nesigilinau tą, kur žiūrėjau, tą, kur nesupranti. Aš pabandysiu įsiųsti tą deskletą ir paskui įsikelti čia GPT. Tu irgi pabandyk įsikelti čia GPT. Ten netaip sunku, naujas pokalbis, pliusiukas, įkelti failą, pridėti nuotraukų ir failų, įsirenki savo, ką nori įkelti, atverti ir parašai, ko tu iš jo nori. Tai paaiškink man kaip 13 ar kaip 5 metų vaiko programavimo kodą ir tau paaiškink, ką jisai daro. Aš pasidomėsiu, pažiūrėsim, ar tą patį rezultatą jisai mums rodys, ar nehaliucinuos. Nes čia lyg su šitu kodu, tai 2 kartus kėliau, tai rodo tą patį. Haliucinavimas yra rimta problema dirbtinio intelekto, nes jis pradeda išgalvoti faktus, pavyzdžiui, į klausimus, kuriuos nežino, bet nesako, kad nežinau, bet pradeda, tarp kitko, esu daręs CSS deskleto integraciją, tada, kai aiškinamės, kodėl CSS neveikia. Ir jis man rašo, kaip pridedamas styles CSS, jei nori, galiu parašyti pilnai veikiantį deskleto projektą su archyvo animacijomis, spalvų keitimu ar numatytais nustatymais. Žemiau pateikiu pilnai veikiantį ir dabar žiūrėk. Kur čia? Aš buvau parašęs, kad neveikia. Ir paskui jisai man padarė antrą versiją. Neveikia. Va, vėl parašiau, neveikia. Baigta. Deskletas dabar turės tik vieną CSS efektą, fono spalvą. Jei nori, galiu padaryti, kad kažkur buvo parašyta, kad jis tikrai veiks. Įdėk šį failą į patį aplanką, kuriame yra tavo deskletas. Tai yra tavo failas su minimaliu CSS integravimu. Sudarau tik tai, kas būtina. Ir tiesiog pasakyk ir pasakau, neveikia. Gerai, fonas nepasikeičia, nes Cinnamon nepritaiko CSS elementui taip kaip GTK CSS naršyklėms. Tai dažna problema. Tai veikia visada ir yra paprasčiausias būdas. Ir įkeliu aš tą deskletą ir vėl parašau, kad neveikia. Puiku, ir dabar matau tavo naujausią versiją. Ir kai neleidžia įkelt failo, tai ką aš darau? Tiesiog nukopijuoju turinį ir įkeliu turinį. Kažkiek tai kartų leidžia įkelt turinį. Kai jau rodo, kad išnaudotas limitas, tai jau paskui 24 valandas negali naudotis. Ta prasme, čia GPT reikia palauk, kol praeis 24 valandas. O išsisaugo, ką įkėlė, ar ne? Įsisaugo, va, pažiūrėk, kiek aš turiu čatų. Visi įsisaugo. Gali pasirinkti nustatymuose, kad neįsaugot. Čia aišku, jeigu susiduri... Pagal defaultą visi įsisaugo, ne? Jo, pagal defaultą visi įsisaugo.
Nu, va, pavyzdžiui, dabar davė fondui logotipą sukurti, jis labai daug gali padaryti, ta prasme, va tokį va logotipą padarė fondui. Tada, va, tolimų žvaigždžių šviesa. Bandėm tikimybę sudarinėti, tai labai mane nuvylė jisai. Nu, nes rodė, kad labai didelės tikimybės ant galo nieko, va, realus matomumas mažai. Jei per kelių mėnesių laikotarpį peržiūrų mažiau negu 100, tai mažai kas domėjosi, tai buvo 57 tik tai. Nu, gerai, grįžtam prie šito, tai dabar Resolve, ką palaiko, ko nepalaiko Blenderis, tai garso redagavimą native, kaip native platformui. Blenderiui reikia atskiros programos garso redagavimo. Aš naudoju Ardour, kiti naudoja Audacity ar dar ką nors. Yra Traktor, Reaper, visokios, Bitwig. Bet jos mokamos jau. Taip, dar kokį efektą parodysiu, kad namų darbai. Nu, dabar vėl atkabinu strip, disconnect strips. Atvarau video čia. Pasirenku pirmą, antrą video pasirenku ir tada su shiftu paspaudę shift pasirenku pirmą video. Paspaudžiu shift, transition ir paskui įdedu crossfade. Ir dabar gaunasi va toksai va perėjimas. Ir jo ilgis reguliuojasi va šitaip, tiesiog paimi ir paskui pastumi kažkurį tai. Ar nori trumpiau, ar nori ilgiau, ar... Pavyzdžiui, dabar aš jau padariau. Yra ir daugiau efektų, ta prasme, šitas yra pluginas, kuris vadinasi Ken Barnes Effects, tai yra daugiau perėjimų, nes čia pagal defaultą yra tik tai keli perėjimai. Ir jeigu aš paspausiu crossfade, tai labai nedaug čia nustatymų yra. Va, modificator, cache, proxy, modificators, tools, labai nedaug nustatymų yra. Vibe daugiau nustatymų turi negu fade, bet visi nustatymai yra pagrindė ant... Va, vibe pavyzdžiui. Va, strip ir iš karto vibe atsiranda transition time, double iris clock. Net sulėjimo kampą gali pasirinkti per vibe. Like Linux and what they think about closed source product like Windows. I will not include the full lyrics, only some except like verses, but you will find links to the full songs in the description. Let's begin. Dabar dar pabaigiam tą video žiūrėti, nes jau nedaug liko.
Iš tikrųjų, Blenderio video redaktorius yra stabiliausia programa video redagavimo pasaulyje. Nu, mažiausia būgų ir taip toliau, bet tiek, kad kai kurių funkcijų trūksta, bet, nu, iš esmės nėra didelė problema, nes, kaip sakau, tam video nereikia svaigti apie funkcijas, kurių nėra, arba kurių ir jos vis tiek nenaudoja. Va, pavyzdžiui, vienas man parašė įdomu, tačiau svarbu, kaip dirba su kitomis programomis. Paprasčiausia, pavyzdžiui, būtų XML portavimas iš kitų editorių. Galbūt kažko nežinau, bet man atrodo, to Blenderyje padaryti negalima. O pasirodo, 4 metai kaip galima. Tik tiek, kad jis nežino, kad galima. Ir skiedžia visokias nesąmonės, kad negalima. Pasirodo, 4 metus jau kaip galima. Tada tarp takelių kirpimo vietų galima šokinėti su page up. Išjungsiu skrubingą dabar, kad nebėsinti. Tai su page up, page down. Tai jisai šokinės tada tarp kirtimų. Aš dabar neturiu tokios klaviatūros ant šito kompiuterio, kur būtų page up, page down, tai negaliu. Reikės kitą kartą prijungiamą klaviatūrą prisijungti, kad parodyti. Tai per page up, page down gali šokinėti tarp kirtimo vietą. Perkirsti. Dar būdavo shift cut, bet dabar jau jį panaikina. Ar control, kai to pažiūrės. Ne, control K, bet jis nesąmonės dabar daro. Dabar tik tai su K reikia. K. Ir gali perkirpti kiek tik tai nori kartą. Ar vieną kadrą. Paskui dabar, kai mums eksportuoti visą šitą meno šedevrą į vientisą video, nu, mes jau ir taip dabar beveik valandą laiko tik tai kalbėjom apie basic funkcijas. Tai tu įsivaizduok, kiek čia tų funkcijų yra. Tai failas, pirmiausia... Nu, aš įsivaizduoju, kad daug. Tai aš parodysiu per kelias pamokas ir dabar taip, tau reikės padaryti vieną perėjimą, du perėjimus, du perėjimus, tada sukeist šitą, tada perkirst video ir padaryti, kad būtų vienas išėjimas iš juodo, tai parodysiu dabar, kaip padaryti įėjimą, išėjimą iš juodo, kai yra instaliuotas extensionas Power Sequencer, tai tada file įsaugai video. Būtinai save'as reikia padaryti, nes kitaip, ta prasme, toks funkcionalumas adono, kad kitaip rodo, kad kol nepadarysi save'as, kad neveiks. Tai tada transition, fade add. Dabar rodo, kad reikia pasirinkti takelį. Nu, tai va, transition, fade add. Ir pridėjo fade addą dabar. Va, iš juodo išeina. Į juodą išeina. Pala. Bandysim šitaip, kad aiškiau matytųsi. Disconnect tracks. Transition, fade clear. Transition, fade add. Ir pridėjo, rodo, kad pridėjo, bet turi čia matyti jisai akivaizdžiai, va čia va. Nusipieš tokia banga, gali būti, kad kažkas nesuveikia, bet šiaip stabiliausias vaizdo redaktorius yra iš visų, koks tai yra. Pati stabiliausia vaizdo redagavimo programa pasaulyje. Ir paskui apply render presets, kad nereikėtų aiškintis. Kai saugai, aišku, file save'as padarai vieną kartą. Tai paskui, kad nereiktų aiškintis tau šitų visų nustatymų, kurių nereikia, net ir man jų nereikia. Tai paspaudė ant Power Sequencer, va čia Power Sequencer va yra parašyta. Paspaudė, tada Apply Render Presets, rodo, kad va pirmiausiai saugok savo failą, kadangi aš jo neįsaugojau. Tai pavadinsiu pamoka. Pamoka įsidirbinėjo, nu kažką tokio. Save'as, tada File Apply Render Presets. Ir tada Render, čia dabar uždengia man šitą, jūs dalinatės su ekranu. Render Animation, tai dabar kuris saugos. Čia, kur yra output ir yra aplankas, reikia pasirinkti visą laiką, kuris saugos. Nes jeigu nepasirinksi,
Tai tada įsaugos TMP aplankė. Kokiam? TMP. Temp, Jo, įsitrins. TMP. Jo, tada įsitrins video. Tiesiog įsaugo į niekur, žodžiu, į kur laikini failai visi būna. Tai jo, aš surašysiu tada per šiandien, per rytoj, gal greičiausiai rytoj atsiųsiu kokius 5 šitus efektus padaryt su kokiu video ir paskui jau eisim į kitus temas biškai sudėtingesnės, kaip kitokius efektus padaryti. Ir paskui gal reikėjo nuo Blenderio iš tikrųjų pradėti, ne nuo deskleto programavimo, taip toliau, kad tu galėtum susimontuoti tuos video ir arba pasidaryti savo su OBS, su Blenderiu, su Audacity, kad galėtum kelt kur nors ar namų darbus rodyti. Gal reikėjo nuo šito iš tikrųjų pradėti. Net nežinau. Nu gerai, mes... Nu nieko visi klaidas darom. Tai čia ne klaida, čia tiesiog, kad tiesiog pagalvojimu. Šiaip, jeigu gali, jeigu nori, tai dar yra color, gali pasirinkti tą prasme, kaip pasidarai apply render presets, juos vis tiek gali keisti. Pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų vertikalus pas mane video, tai parašau 1080 su 1080, nu pavyzdžiui, Instagramą kelt noriu. Ir jeigu aš padarau apply render presets, jisai grąžina atgal vėl į čia pagal YouTube'ą tie render presets yra YouTube'o nustatymas. Kad va, YouTube'ą, Twitter'į geriausia va kokius kelt. Tai apply render presets ir vėl grąžino atgal, tai tada vėl 1080, tai tada čia bus 1080, 1080 Instagramą. Tada pasižiūriu vietą, kur jis saugo, nu aš noriu, kad jis saugo tai video, duodu pavadinimą, paspaudžiu accept ir paskui render ir render animation. Ir užsikrauna ir paskui tuoj parodysiu. Va šitaip iššoka dar vienas langas ir čia va, jį galima nuleisti, bet neuždaryti, va su šitu nusileidžia. Ir paskui va čia va rodo, kiek surenderinti. Ir rodo, kiek laiko liks, bet netiksliai rodo. Nes nuo kiekvieno kompiuterio pajėgumų laikas priklauso ir laikas priklauso nuo to, kiek efektų pridėta. Bet ne viena programa tiksliai nerodys. Va dabar, jeigu aš paspausiu X, tai jisai nutrauks renderinimą. Va, tada, jeigu taip tiesiog nešiot po, tai tiesiog su pelės viduriniu ratuku. Kitą kartą padarysiu, kad rodytų screencast keys, kad matytum kokius klavišus spaudau, kad nereiktų sakyti. Ir prisijungsiu šitą prijungiamą klaviatūrą, kad... Tada iš tų tokių žinomesnių funkcijų turėčiau... O video pats atsiųsi ar man daryti iš to, kurį dabar įsirašiau? Tai tą, kur tu įsirašai, daryk ant to, kad... Gerai. Dar iš tokių žinomesnių funkcijų, tai va, reverse frames yra, kad atsuka nuo galo į pradžią, ko neparodžiau. Čia iš tų tokių pagrindinių. Dar yra freeze frames, bet nerodysiu freeze frames. Freeze frames tai irgi laikoma iš klasikinių šitų video redagavimo funkcijų. Užšaldytas kadras, kada tiesiog eina, užšaldo ir rodo užšaldytą kadrą. Čia daug visko galima prigalvoti, tai pradžiai dar tiek galvos nekvaršinsiu, tik tai parodžiau tos pačius pagrindinius basic efektus. Paskui jau parodysiu, kaip perkelti kad, nu, ne į video redagavimą, bet į compositing langą, kaip visokius efektus pasidaryti jau rankiniu būdu, kurių nėra Blenderį, pavyzdžiui. Čia kelių pamokų net prireiks, kad... Tai va, daugiau klausimų. Kol kas nieko dar. Tuo aš pažiūriu, aš įrašiau pamoką, įrašiau. Dabar Cam 9. O aš dabar parsisinčiau tokį ten internetinis puslapis, kaip naudoti Blenderį. Mokėjau apie 12 eurų
Ir dabar noriu paklausti, prisisegiau prie mėgstamų, ant žvaigždutę paspaudžiau. Aha, ir nerodo. Ir dabar jį rodo, bet tarkime, jeigu mes perinstaliuosim Linuxus, Kitus? ne, ta prasme, tos pačius Linuxus, bet į tą patį kompiuterį, čia dėl to, kaip tie permatomi langai nesidaro. Tai tas išliks, kur prisegiau, ar ne? Ne, reiks. Tik tiek, kad failą reikės įsisaugoti ten, ta prasme, kad jisai neįsitrintų kartu su sistema. Mano išsaugota. Nu, failą Ar ne įsaugoti visada? atskira diske ar kur nors, kad jeigu perrašysim Linuxus, kad neįsitrintų pats failas, nes ne visi duoda prieigą amžinam gyvenimui, nuo lifetime tą ne visi duoda. Nes šiaip jie būtų kainavę 118 eurų, dabar 5 dienas duoda už 18 eurų nusipirkti. Supratau. Tai ten daugiausia turbūt 3D aspektą paliečia, ne? Ar visas sritis Nežinau, Python nuo A iki Z. Ai, Blenderio Python nuo A iki Z. O ne? Tai supratau, tai ten labai daug visko vyksta su to Python. Ten pluginus gali kurti visokias, programuoti sudėtingas figūras ir panašiai. Tai galima bus kažkur tai įsisaugoti, ne? Nu, kokiam tu turi labai daug diskų, tai gali pasidaryti kelias kopijas, neiškirpti, bet kopijuoti ir kelias kopijas keliuose diskuose įsisaugoti. Netyčia, jeigu... Bet aš jį nusipirkau per laptopą. Tai su atmintuku gali perkelti į... Jeigu turi atmintuką arba atminties kortelę ar dar ką nors. Turiu atmintuką. Google Drive'ą įsikelti, tada bus visur ir prie telefono. Bet aš ten neradau, kaip downloadinti to dalyko. Tai pažiūrėsim, kurią dieną užeisiu ir... Nežinau, gal net rytoj užeiti reikės, ar poryt kažkas tokio. Rytoj negaliu, poryt nebent. Tai gerai, man kaip tik trečiadienis labiau tinka negu antradienis. Gerai, tai tada trečiadienį, tai kažkur galiu 1-2 valandą, 3 valandą, kada tau patogiu. Tai gal 1. Gerai, tai tada trečiadienį 1 valandą. Tai šiandien jau kaip ir baigiam, ne? Jo, tai namų darbus. Ar dar... Ne, jau baigiam, tai namų darbus tada atsiųsiu rytoj, ne šiandien. Gerai, o medžiagą šiandien atsiųsi? O video šiandien atsiųsiu. Gerai, tada lauksiu. Iki. Viso.